lendam į užkulisius. Sveiki, aš Audrius Miškinis, Viasat krepšinio reporteris. Ir šiandien atvykau į Klaipėdą į šią naująją krepšinio areną ir noriu sužinoti, ką krepšininkai sapnuoja prieš rimtas varžybas. Krepšininkai prieš kiekvienas svarbias varžybas, o jau dabar jos prasidės greitai, vis tiek kažkaip tai savotiškai išgyvena, tai miega, tai nemiega, tai sapnuoja kažką. Tavo pats baisiausias sapnas karjeroje? Kol kas baisių sapnų tokių nebuvo. Dabar tai dažniausiai apie krepšinį sapnuoju, derinį su Kolim. Tai naktimis sapnuose žaidi krepšinį? Jo. O apie moterų nesapnuoji? Kol kas ne dabar. Tai dabar tik tai krepšinis. Tik tai krepšinis. Tai gal tu gali atskleisti, kokius sapnus tu sapnuoji? Nu kaip kada? Sapnuoju dažniausiai apie krepšinį ir dažniausiai, kad dedu į krepšį. Tai dedi taip, kaip dedi? Taip tik dedi ar galingai dedi? Galingai. Nu galingai per Robertą Jeftoką, o negalingai tai per Tomą Dalinkaitį. Koks pats didžiausias išgyvenimas po pergalių pas tave prisiminimuose išliko? Medalį kaip kabina. Nu, paskui jau nieko neatsimenu. O po pralaimėjimo tada prisiminimas, nes po pralaimėjimo tai medalio tikrai nekabina. Ašaros ir vėl nieko neprisimenu. Kai, sakykime, po didelių pergalių, ko labiausiai norite? Prisigert, ar miegot, ar į dušą, ar iš vis pabėgti nuo visų? Po pergalių tai, aišku, būna sunkiau užmigti, nes emocijos vis tiek. Tai taip, lauki, kol tas miegas ateis ir viskas tiek. Tai varai kur nors į barą? Nu, negaliu atskleisti. O po pralaimėjimų tada? Po pralaimėjimų irgi sakau, kad viskas emocijos, aišku, ir pralaimėjimai būna ir pergalės, visko būna, bet aišku, dažniausiai būna, kad sunku užmigti. Šią naktį kaip tu miegojai? Gerai, kaip niekada. Šią naktį iš tikrųjų labai gerai miegojau. O sapnai? Sapnai. Pas mane tokia problema yra, aš atsikėlęs ryte neatsimenu, ką sapnavau dažniausiai. Naktį žinau, kad sapnavau, o ką paskui sunku atsiminti. Pas mane irgi tokia pat problema. Ir stengiuosi neatsiminti. Po pergalių, po kiekvienos pergalės didelės, sakykime, ko tu labiausiai trokšti? Eiti į dušą nusiprausti, eiti įsimiegoti, ar į barą, ar... Iš tikrųjų, tai grįžti namo ir prisėsti prie kompiuterio, kadangi jau grįžti po pergalės ar pralaimėjimo netgi, būni labai pavargęs. Visų pirma, grįžti kažkur į barą, ar kažkur aš tiek jėgų nebeturiu, o namo grįžti, tai manau, man aktualiausia grįžti, atsisėsti ir televizorių įsijungti, ramiai pabūti. Nes užmigti, kaip, manau, čia kiekvienas krepšininkas negali, tų emocijų, adrenalino būna tiek daug. Ir jeigu 3-4, nežinau, nakties paprasčiausiai arba televizorius, arba kompiuteris. Būna analizuoti gali savo varžybas, jeigu gauni iškart video, gali pažiūrėti, kur prigrybavai, kur gerai, kas išėjo. Tai grybų daugiausia, tai kiek žinau, Varėnoje? Nu, būna ir patys su pilnais maišais eina. Būna ir aikštėje grybų. Ir dar kiek. Šiandien mes gvildename krepšininkų sapnus ir norime paklausti, gal jūs kartais žinote kokį baisų sapną, gal anekdotą? Jo, nežinau, krepšininkai gal ir sapnuoja, gal ir ne, bet kažkaip neįsikalbėm. Šitą temą čia tikrai labai įdomi ir būtų man įdomu jų paklausti. Bet aš tą temą turiu tokį anekdotą. Nu, rėžk. Draugas, žinot, miega ir tas per miegus reikia. Sulenk pirštą. Nu, velnia, tai pakentėjo, jį pažadina. Oi, sako, gerai, kad pažadina, visas šlapės žmogus suprakaitavęs iš baimės. Kas yra, sako? Sako, sapnuoju, kad ciklopas įkišęs pirštą į užpakalį, pakabinęs ties bedugnę ir jaučiu tas pirštas tiesės ir aš slystu žemyn, krysiu į žemę. Tai va, tai tokie būna baisūs sapnai, būna aišku ir malonūs sapnai. Na ką, pagvildenome krepšininkų sapnus ir tikrai supratau, kad daugelis sapnuoja krepšinį, tad visi mes už krepšinį ir už sapnus, kuriuose kabo medaliai. Iki sekančio karto, sekite mane internete.